14 skyrius – Keistolis prikaistuvinis. Turbūt ne, atsakė Franė. Veidas geraširdiškas. Pabarbenkime langą, pasiūlė Betė ir pabarbeno. Bet prikaistuvinis nekreipė dėmesio. Šoka lyg niekur nieko, mušdamas taktą keptuvėmis. Džo pabarbeno garsiau. Prikaistuvinis pamatė jį už lango ir rodos nustebo. Liovėsi šokti ir priėjo prie durų. Užeikite, pašoksim, pakvietė. Dėkui ne, atsakė Džo, atvykom jūs paprašyti arbatos. Batų? Nustebo prikaistuvinis. Atleiskite, batų neturiu, tik puodus ir keptuvės. Ne batų, pataisė Džo, mes kalbėjom apie arbatą. Badą? Pasipiktino prikaistuvinis. Aš nebadauju. Valgau, ką širdis geidžia. Kokios keistos jūsų šnekos. Arbata, 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 išreiškė Džo. Arbata, pagaliau išgirdo prikaistuvinis. Kodėl iš karto nepasakėjai? Šnekė apie kažkokius batus. Aš ir pasakiau iš karto, teisinosi Džo. Ką? Kokie vartai? Nieko nesuprato prikaistuvinis. Kur tu matai vartus? Jis neprigirdė, tarė Franė, turbūt kurčias. Nieko panašaus, pareiškė prikaistuvinis, staiga pradėjęs puikiai girdėti. Nekiek nekurčias. Tiesa, kartais ausyse zvimbia nuo keptuvių tarškėjimo, bet aš nekurčias. Matom patys, atsakė Džo. Katės? Ne, kačių nelaikau, tarė prikaistuvinis ir apsidairė. Kur katės? Aš nieko nesakiau apie katės, kantriai paaiškino Džo. Sakei, girdėjau savo ausimis, suirzo prikaistuvinis. Kačių nemėgstu. Laikau pelės. Kur tos katės? Ir barškindamas puodais, kuriais buvo apsikabinęs, puolė ieškoti kačių, nors jų čia nebuvo nei kvapo. Kac, 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 šaukė jis. Kac, kac, kac. Aš nebegaliu, suimanavo Mėnulveidis. Taip, turiu pelių, patvirtino prikaistuvinis. Kur katės? Nenoriu, kad jos išgaudytų mano pelės. Kačių mes neatnešėm, suriko Džo baisiu balsu. Atėjom pasikalbėti apie jūsų draugą, poną, kaip jis ten. Bent sykį prikaistuvinis išgirdo Džo ir iškart nustoja ieškoti kačių. Ponas, kaip jis ten? Sušuko jis. Kur jis? Tai mano geriausias draugas. Gal norėtume drauge su juo išgerti arbatos? Plyšojo Džo. Žinoma norėčiau, atsakė prikaistuvinis. Kur jis dabar? Sėdė ant kopičių ir į jūsų šalį, reikia Džo, ir laukia. Manęs, sušnibždėjo Mėnulveidis. Ša, subarė Franė. Prikaistuvinis džiaugsmingai sukliko ir nudūmė prie uolos šaukdamas. Valio, aš toj pasieksiu tolumų medį, galėsiu susitikti su draugais. Ponas kaip jis ten laukia, kad ateičiau pas jį arbatos. Greičiau, greičiau. Jis žaibiškai išsikiberiojo keptuvių laiptais, barškindamas prikaistuviais. Vaikai su Mėnulveidžiui sekė iš paskos. Prikaistuvinis galvotrūkščiais dūmė prie skylės, pro kurią galėjai nusileisti ant viršutinės tolumų medžio šakos. Net kelias keptuvės pametė. Atbėgęs žvilgtelėjo žemėn ir pamatė ant kopičių sėdinti poną kaip jis ten. Šis tebe laukė Mėnulveidžio, bet prikaistuvinis to nežinojo. Manė, kad draugas laukia jo. Hei, 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 suklyko jis ir iš džiaugsmo numetė ant pono kaip jis ten keptuvę. Sveikas, draugužė. Ponas kaip jis ten žiūrėjo į keptuvę ir spėliojo, kam ji užtvos, nes keptuvė atsitrenkusi į jo koją, nušvilpė žemėn pro medžio šakas. Išgirdęs, šūkčiojant draugą, nustebo ir pakėlė akis. Prikaistuvinė, sušuko jis, mielasis, kaip aš džiaugiuosi. Rūgios, staiga vėl apkurto prikaistuvinis. Kodėl rūgios?
arbata patogiau gerti už stalo. Tas pats, apkurtas prikaistuvinis, džiūgavo ponas kaip jis ten. Lėpk žemyn, aš nieko nesakiau apie rugius. Išgersim arbatos. Vanduo jau verda. Nekalbėkim apie skardą, sumojavo rankom prikaistuvinės ir jo podai su keptuvėmis subarškėjo dar garsiau. Atėjau išgerti arbatos ir žmoniškai pasišnekėti. Valio. Jis žengė ant kopėčių skersinę. Deja, užminė po kojomis pasipainiojusią keptuvę ir barškėdamas, dundėdamas, trinksėdamas, dzingsėdamas, nudardėjo apačion. Ponas kaip jis ten stvėrė jį į glėbį ir pats nusirito nuo kopėčių. Abu draugai nuslydo nuo šakos, prašvilpė pro mėnulveidžio duris ir krito žemyn. Laimingo kelio, džiaugsmingai palinkėjo mėnulveidis. Nutarškėjo su visais prikaistuviais. Mirsiu iš juoko. Ponia skalbyklė netek žado, jei jie šleptelis į jos geldą. Vaikai kvatoja iki ašarų. Prikaistuvinis buvo baisiai juokingas. Jie negalėjo įsivaizduoti, ką pamanys tolumų medžio gyventojai, kai jis barškėdamas, trinksėdamas švilps pro šalį. Kelias laisvas, tarė Džo, žiūrėdamas į kopėčias. Jie dingo. Turbūt jau nukrito po medžiu. Greičiau mėnulveidė. Visi nulipo kopėčiamis, nuslydo viršutinę šaką ir atidarė mėnulveidžio trobos duris. Viduje tebetūnojo šilkaplaukė, pašiurpusi iš baimės. Pamačiusi juos, ji linksmai suspygo. Ko taip nusigandai, paklausė mėnulveidis ir apkabino ją. Ką tik į medį trenkė perkūnas, o gal ir ne perkūnas, nes kamienų kažkas nudundėjo, paaiškino šilkaplaukė. Tai buvo prikaistuvinis ir ponas kaip jis ten, nusijuokė Džo ir papasakojo jai visą istoriją. Šilkaplaukė juokėsi, už pilvo susiėmusi. Paskui pribėgo prie durų ir pažvelgė žemyn. Pažiūrėkit, kas ten apačioj tarp šakų, parodė jie. Ir kągi jie pamatė? Kamienų į viršų sunkiai ropštėsi ponas kaip jis ten ir ponas prikaistuvinis, laidydami gerklės. Mūs jie visiškai užmiršo, apsidžiaugė Džo. Tik daugiau nedėk ponui kaip jis ten, giliu į burną, mėnulveidė. Dabar mes mielai užkastume, o paskui jau bus laikas leistis liuožinę į apačią. Visi 5 susėdo apskritame mėnulveidžio kambaryje. Valgė šilkaplaukės atneštos spurgučius ir gėrė labai skanų gilių limonadą. Paskui vaikai susiruošė namo. Išsirinko pagalvėlės, atsisėdo šliuožinės viršuje, atsispyrė, nušvilpė įvijų tunelių medžio kamienę ir galų gale šleptelėjo ant samanų kupstą. Išlėkė pro dureles apačioje, tada leidosi namo, kiek kojas įkabina, nes jau buvo vėlu. Tikiuosi, prikaistuvinis jau grįžo į savo šalį, pasakė Džo, kai jie ėjo pro vartus. Taigi, kad ne. Kitą dieną jis atėjo į svečius, o prikaistuviai tai barškėjo, kad mama išsigando. Kas čia per padaras, apstulbo ji, kai pro vartus įžengė prikaistuvinis.